Labas vakaras! Čia ir vėl lituanistikos Lietuvos taškai ir aš Džiugas, o aš Virtuos kviečiame jums pasižiūrėti! Šiandien pas mus labai daug dalyvių iš visos Lietuvos muziejų. Gal dar paskubėkite užsiregistruoti. Vėlų dar yra www.lml.lt. Nepamirškite mūsų didysis prizas lituanistikos talentų taurė, kur galėsite čia studijuoti nemokamai visą savaitę. Taigi, jungiamės į studiją! Aš Jūratė žvitrioji akis. Aš Diana, protingoji gražuolė ir nuostabioji moteris. Aš Nijolė, maža, bet labai pikta. Labas vakaras. Labas vakaras. Labas vakaras. Mes esam merginų grupė Plikom. Mes atvykom iš Rokiškio rajono, Pandėlių kaimo. Taip, ir dainuosim dainą, kuri vadinasi Meilė. Mes esam mylim. Taip. Aš ir tu esu danguje. Žvaigždžių milijono. Tu būk mano žvaigždė. Mano žvaigždė. Mano žvaigždė. Būk mano žvaigždė. Merginas, kas parašėt žodžius, tiesiog pasakiški, balsai dera. Aš sakau taip. Na, aš ką pasakyčiau, kaip esu puikia specialistė. Šiaip man tekstas banalokas ir per kurią vietą jis banalokas. Dabar aš komentuoju, prašyčiau gal patylėti vieną kartą. Nesipykia. Jeigu aš komentuoju, prašyčiau, gerai. Tai kągi, ko baigiau? Taip, kad tekstas banalokas, merginos, pajudėjot, parimaut kažką. Na, dar pagalvosiu apie šį apsisprendimą, kol kas pirmas pasirodymas, dar nieko negaliu, pažiūrėsim, kaip mano kolegės toliau pakomentuos. Man tai labai patiko. Bet labai kokios suknelės, kokios susiderinę merginas, kokios žodžiai. Bet Bet vien suknelėm, dabar aš suknelėm šis klikas. Mes sakom taip. Aš sakau taip. Aš irgi sakau Tikrai taip. Plikom taip. Taip, viskas. Plikos turi tą. Plikos. Bet palauk, dar nepasakiau savo nuostatų. Jau pasakei. Bet aš norėjau pasakyti, jeigu kitą kartą ateisite šiek tiek daugiau prisidengusios. Nusirengti daugiau, jeigu plikos tai Ne, daugiau. Nu tai geras pavadinimas jau sako viską plikom. Jeigu pėdos būna plikos, bet ne viską. Gerai, mes sakom taip. Gerai, tada kitas pasirodymas biški būna prisidengęs labiau. Tai reiškia taip.
panelė. Labas vakaras. Sveiki. Mes esam Dymas! Mes norime padainuoti dainelę Paukštelis. Padangi paukštelis, nunešk mano dalį laiškelį, širdelė kentėt nebegali, ir ašaros varža veidelį. Paukšteli, padangi paukšteli, nunešk mano dalį laiškelį, širdelė kentėt nebegali, ir ašaros man žadėjo, jis man ilgai, jis man žadėjo, jis mano amžinai, šis likimas. Tai manęs padainavo. Sveika. Mes sakom 3 taip. Sveikinu. Labas vakaras. Aš esu striptizo plaštakė. Turiu talentą, moku šokti striptizą ir vilioti vyrus. Labai ačiū visiems. Aš žinau, tvarkyti vėliau. Tai aš surinkau 3. Taip. Ne, tu turi 3 ne. Mergaitė, tu neturi jokio talento. Ne. Aš neturiu talento. Nevykėlis. Ir nedraskyk akių. Labas vakaras. Aš esu Žydrūnė iš Biržų. Esu poetė, rašau eiles, skaitovė, deklamuoju, skaitau visur, kur tik galiu. Tai va, šį vakarą aš skaitysiu savo kūrybos, tai sakysiu, atsiprašau, savo kūrybos eilėraštį Sostinėje. Atvažiavau į Vilnių mokytis ir studijuoti, svajojau susirasti čia vaikiną. Galvojau, vakarais išeisim pasivaikščiot, pažiūrėti į katedrą, į Gedimino pilį, bet ir iki šiol nesurandu. Gal aš apgailėsiu? Mergaitė, sugrįžk. Mes tau sakome taip. Sveikinu. Aš turiu talentą? Taip, tikrai ne. Aš žinau, kad jūs mane priimsiu.
Atvykau iš pačio gražiausio Lietuvos kampelio Pabiržų. Mano vardas Laimutis. Aš jums parodysiu savo talentą. Mes pasakome